sugrįžę į kempiniuką antrą dalį. Taigi, šiandien jūs žiūrite pritūbą patį geriausią kempiniuką. Taigi, pratęsėm. Kaip jis kolėdamas labai sakė, pavargo. Nu ir taip toliau, jis, norėdamas vėl keliauti apie pasaulį, atsistojo ir pasakė: jau tikrai nepasiduosiu. Jis galėtų susitikti daug draugų, bet nesusitiks. Kempiniukas ėjo apie visą pasaulį. Apie tą, žinot, vingiuotą. Taigi jis ėjo, kol priėjo miestą. Mieste buvo irgi linksma. Kempiniukas ėjo savo takeliu linksmai, tralalala, kaip gerai manaitį. Bet jis nepamatė traškių užžygius. Traškių užžygių biškutė buvo pasikeitus. Jis nuėjo ir pamatė ten ponę robotuką. Ir ją klausė: ką darai? Robotukas atsakė: viskas man gerai. Ate, sutiksime kitą kartą. Nu tai ir kempiniukas keliavo toliau savo keliais. Bekeliaudamas pavargo ir užmiego. Laukite kitos serijos kitais metais.